basement. Number one spot, now she found her a replacement. I swear now I can't take it, knowing somebody's got my baby. And now you ain't around, baby, I can't think. I should've put it down, should've got that ring, cause I can still feel it in the air. See her pretty face, run my fingers through her hair. My love, my life, my shorty, my wife. She left me, I'm tight, cause I knew that it just ain't right. I was thinking about her, thinking about me, thinking about us, what we gon' be. Hope in my eyes, yeah, it was only just a dream. So I travel back down that road, wish you come back, no one knows. I realized that it was only just a dream. Everything is so good in the summer air. Just put behind you all the problems that we share. Look into the sun, you'll see me and you, cause now you have the perfect view. I'm so wrong, and now I really wanna make you come along. I just want you to see, you're the only one for me. I'm so wrong, and now I really wanna make you come along. I just want you to see, you're the only one for me. Sunny, happy with the music, no money. I'm taking you on holiday, sipping yellow lemonade. Sunny, happy with the music, no money. I'm taking you on holiday. Meilė karti, meilė maloni, ji nepalikai, meilė nesididžiuoja ir neišpuolsi. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui. Meilė niekada nesibaigia. Pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę. Edita, ar esi rimtai apsigalvojusi, niekieno neverčiama ir tikrai pasiryžusi tekėti už šio savo sužadėtinę? Ar pasižadate santuokos kelyje visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti? Taip. Ar sutinkate pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti, kaip liepia Dievas ir bažnyčia? Taip. Te suteikia jums Dievas savo malonės, kad tai, ką pažadate, būtų jūsų šeimos gyvenimo pagrindas. Imu tave, Edita, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas, kai laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar ligos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Aš, Edita, imu tave, Mangirdai, savo vyrų. Ne, vartokite, kaip nori. Aš, Edita, imu tave, Mangirdai, savo vyrų ir prisiekiu visada būti tau ištikima, kai laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar ligos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Čia jūsų priesaika duota bažnyčios akivaizdoje, te sustiprina Viešpats savo malonę ir jūs dosniai te laimina. Bei globoje ir visada te klesti jų abipusiame, prašome per Kristų jūsų Viešpatį. Ir ištikimybės. Tau ženklą. Tau ženklą. Mokyti. Vardą Dievo Tėvo
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. ir Šventosios Dvasios. Paimkite savo vyro maldą. Ir ištikimybės tau ženklą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Vainikuoti ir pašventinti šių sutuoktinių Mangirdo ir Editos Černiauskų meilę, paveskime juos abu Dievui, atsiliepdami maldos kreipinių žodžiais, meldžiant tave viešpatį. Gerasis Dieve, sukūrei vyrą ir moterį, paskelbei, kad jie du jungsis neišardomą šeimą ir drauge kursi savo laikinai ir amžinai likimą. Dieve, šventąjį santuokos ryšį pakėlei į sakramento garbę, kad jis vaizduotų tyrą ir vaisingą Kristaus ir bažnyčios meilę. Žmonijos aušroje įsteigęs vyro ir moters sąjungą. Dieve, ją tokia palaiminta dovanoji, kad nė žmonių kalbės jos nepanaikintų. Pažvelk dabar meilę į šiuos jaunavičius, trokštančius tavo palaimus, siųsk jiems šventosios dvasios dovanų ir liepk savo meilės išmintis, kad santuokoje būtų vienas kitam ištikimi. Papuošk jaunąją Editą meilimu vyru. Tegul jie savo pavyzdžių ima šventasis moteris, kurių žydai šlovina raštą. Tegul jie visada pasitiki vienas kitu, tegerbia vienas kitą kaip lygiavertį žemės gyvenimo bendrakeliai, pašauktai tavo malonę ir šventumą. Ir tegul vienas kitą taip myli, kaip Kristus myli bažnyčią, o bažnyčia Kristų. Karštai meldžiame šiems sutuoktiniams viešpatie tavo malonės, kad jie visuomet vienas kitam meilūs ir ištikimi pasiliktų, o kitiems žmonėms duotų skaistaus gyvenimo pavyzdį ir evangelijai skelbti garbingai, liudydami nesibaigiančią laimę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Pasaulį pro atvirus langus, kai kyla saulė virš kalnų, kol tyliai miegi tu. Tu pasaka mano, kurioj nebėra apgaulės. Energija mano iš saulės karštų spindulių. Kas jei ne tu man primins, tas skriejantį vėją, uždegusi ugnį nuo žemės žvaigždžių lyg gelmių. Ir momentas vienas vienintelis, tam jis ir duotas, išgirsti tą žodį iš lūpų tavo saldžių. Pro atvirus langus, kai kyla saulė virš kalnų, kol tyliai miegi tu. Tu pasaka mano, kurioj nebėra apgaulės. Energija mano iš saulės karštų spindulių.
žvaigždžių lyg gelmių. Ir momentas vienas vienintelis, tavis ir duotas. Išgirsti tą žodį iš lūpų tavo švelnių. Sveikinimo ceremonija Editos ir Mangirdo tuoktuvių proga. Now where's my Jackie? Now where's my Jackie? Precious cat, where you at? Kiss me on my faithless lips, tie me down, go blitz, baby. Precious cat, where you at? Have I what it takes for this? Take a shot, don't miss, baby. Go ahead, go deep, I'm yours to keep. I'm dead ready, think I could give that to you. B-A-B-E, I'm on my knee, yeah. Now where's my Jackie? Where's my Jackie Kennedy? My Jackie Kennedy. Now where's my Jackie? Where's my Jackie Kennedy? My Jackie Kennedy. Now where's my Jackie? Princess Grace, show your face. I ain't doing well right here. Too much cake right here, baby. Princess Grace, show your face. Show me what it feels like to be attached like glue, baby. Go ahead, go deep. I'm yours to keep. I'm dead ready. Think I could give that to you. B-A-B-E, I'm on my knee, yeah. Now where's my Jackie? Where's my Jackie Kennedy? My Jackie Kennedy. Now where's my Jackie? Where's my Jackie Kennedy? My Jackie Kennedy. Now where's my Jackie? Now where's my Jackie? Now where's my Jackie? Yeah. Now where's my Jackie? Where's my Jackie Kennedy? My Jackie Kennedy. Now where's my Jackie? Where's my Jackie Kennedy? My Jackie Kennedy. Now where's my Jackie? Where's my Jackie Kennedy? My Jackie Kennedy. Now where's my Jackie? Where's my Jackie Kennedy? My Jackie Kennedy. Now where's my Jackie? Now where's my Jackie? Jackie. Sėdasi jaunieji, sėdasi ir visi geri. Ne, pas mus lietuvis taip nėra, šliaukia ir patys pirmieji sėda. Tai visus persakyti dokumentą, kurį jūs turite savo rankose. Tokia. Dabar Edita yra Černiauskienė. Tai sveikinam. Tai dabar šitą dokumentą aš jiems ir įteiksiu. O Mangirdas, kai buvo Černiauskas, taip ir liko. Nėra pasveikinti tave, reiškia, išėjai. Edita, pasveikinam. Visi drąsiai sako. Šampaną negeriu, kariu brendį, brendžio negeriu, geriu šampaną. Jis kartu ir nuotaikingas, bet negraudus. Taigi, Edita ir Mangirdai, linkiu jums, kad jūsų šitos vestuvės būtų ne paskutinės. Kad po metų būtų popierinės, po 2 metų medvilninės, po 3 odinės,
po 15 krištolinės, po 20 porcelianinės, po 25 sidabrinės, po 30 perlinės, po 40 rubinės, po 50. Jūs sukviestumėte į tas visas vestuves visus čia esančius svečius, apie vedėją aš jau nekalbu. Ir noriu palinkėti, kad eidami iki šitų paskutinių vestuvių, aš nežinau, gal jūs turėsite dar kažkokias tai deimantinės plius, platininės gal kažkokias tai. Linkiu, kad eidami šito keliu puoselėtumėt savo meilę, kad atsiremtumėt vienas į kitą, kad turėtumėt vienas kitą šalia. Žodžiu, ką čia daugiau jums pasakyti? Gyvenkite, eikite, mylėkite. Ką jūs sėkmingai jau darote, nes auklę jau mačiau prižiūrį. O svajonė, kad atvažiavus anūkams nesugriūtų namai. Jaunosios tėtis Erlandas. Hobis mašinos, o svajonė nusipirkti gerą ir naują. Jaunojo tėtis, o kad svajonės įsipildytų. Pagrindinė svajonė, kad svajonės įsipildytų. Jaunojo močiutė Onutė. Ir svajoja, kad vaikai ir anūkai būtų sveiki ir laimingi, valgydami turbūt tos agurkus. Jaunojo nenori, kad anūkai būtų laimingi, bet ne jaunavedžiai. Kažkodėl pabrėžti anūkai, nes iš tikrųjų seneliai dažniausiai. Na ir jos tas knyzdys Linas, liudininkas. Jaunas žmonės ir svajoja, kad visi jie būtų gražūs, kad eina jos iššuos. Už pinigus, aišku. Jis automobilis. Jaunosios draugė Inga. Leiskite iš arčiau Inga pasižiūrėti. Kiek suprantu, kol kas neturi nei vienos, nei kitos. Ir jam labai patinka, nieko nereikia. Ta prasme, guli galvoja, tave visur važiuoja, nešioja išvožt milijoną. Čia turbūt, kad Leonidas galėtų keliauti ir nieko nereikia. Irgi hobis nieko neveikti. Tai iš viso Leonidu turbūt galėtume susimesti. Nieko neveikti. Reiškia, jau turime vieną tausininkę šiandien. Svajonė susiras gerą vyrą. Jauno draugas Tomas. Na, jos hobis menas ir neseniai gimusi dukrytė. Nu, dukrytė vaduoja. Pavardė buvo. Tais automobilius nuėjo aplink pasaulį per irgi hobis nieko neveikti ir ištekėti. Rimtai čia. Man gražu, aišku. Neturėk, aišku, 100 litų, turėk 100 draugų, ir ne iš tos serijos. Man tuko draugė Greta. Mėgsta kuo daugiau laiko praleisti sode, o svajonė apsilankyti saloje Bora Bora. Jos hobis bendrauti ir atostogauti, o svajonė greičiau tapti močiute. Jaunojo draugas Vincentas, abiejų jaunavedžių draugė Edita. O hobis skaičiuoti knygus, svajoja apie gražią senatvę, ne per anksti dar. Svajoja apie boksininkų karjerą. Atkreipti dėmesį. Vieną dieną pailsėti nuo savo 3 vaikų. Abiejų jaunavedžių draugė. Čia jūs tenisą turėt rimtai omeny? Ar perkeltinė prasme? Susipažinom. Paliksim ramybę. Ar nori? Nenori? Tai tada tavo vyras. Ne. Tu ne vyras? O taip reikia pagauti. Žodžių žaisme.
Eilė stovi, ginčijasi, vienas žodis į pusvalandį, o keliukai, kadangi jis jau eurą turi asfaltuoti pas juos visi. Ir staiga pro juos pravažiuoja dviratininkas be galvos. Vienas sako, Heino, pažiūrėk, dviratininkas be galvos pravažiavo. Matau, Mika, pravažiavo. Antras, trečias, ketvirtas, visi be galvos. Heino, pažiūrėk, vėl dviratininkai be galvos pravažiavo. Kas čia vyksta? Nežinau, Mika, gal čia kokius dviračių lenktynės, skup palekia galvas planetė. O man atrodo, Heino, gal tu dalgi ant kito peties užsidėjo. Į darbą, bet eina pėsčias, užsidėjęs savo kostiumėlį, eina lėtai, kad praeitų pro vitrinas, pažiūrėtų dar galvas, pažiūrėtų kaip. Lovai tas pats, piršto stovi ir nepakęs. Nu, esam gero, o? Bravo! Diana įsisuko. Ja, pirštas, ne pirštas, bet kad pakeltų, tai reikia jo. Netgi dabar visą raudonojo, bet mano mama yra prostitutė. Bet už tai namuose pinigų turim baką. Atsistoja broniukas, sako, tamsto mokytoja, man irgi truputėlį gėda, mano tėvelis kelių policininkas, jo vairuotojai žiauriai nemėgsta, bet už tai namuose pinigų turim baką. Atsistoja Petriukas, sako, o mano tėvelis tamsto mokytoja yra fūros vairuotojas. Tai vat jeigu ne Onytės Ramytė ir ne broniuko tėvelis, pas mus namuose irgi baką pinigų turim. Tu turi keli savo vadą, jei galvoji, kad jinai turi keli jos vadą. Jeigu ir tu lygiai taip pat galvoji, kad jeigu jisai tai, pažiūrėsime, ar jūsų atsakymai sutaps ir tai mes nuspręsime, ar jūs tinkate vienas kitam, gal padarėte klaidą vis dėlto. Gerai, nu tai, jeigu jau buvo pavyzdys, tai pabandom. Kuris iš jūsų daugiau turi dabar pinigų? Man girdai. Tu daug ko nežinai, žinai. Jinai turi zanašį kažkokią. Nuo tavęs slepia, arba iš tavęs ima ir slepia. Gerai. Reiškia, kol kas viskas eina teigiamai. Jeigu dar vienas apie kitą dar nedaug ką žino. Kas geresnis virėjas? Irgi čia viskas aišku. Publika kaip ploja, reiškia, atsakymai sutampa. Kuris pirmas pasakė, aš tave myliu? Kas kontroliuoja distancinį pultelį? Jinai paslapčia nuo tave serialą žiūri, žinau. Kas kontroliuoja pinigus? Jo. Tu pasirūpink. Žinai, kaip yra geresnė taisyklė visose šeimose. Ką uždirba vyras, tai žino bendri pinigai. Ką uždirba žmona, ten jos. Taip, kad jai atrodo, kad jinai kontroliuoja. Jeigu nieko nebūtų, tik desertas, vat kuris valgyti? Tai aišku. Bangelis. Svarbu, kad paėstų. Kas labiau mėgsta išgerti? Nu va, kaip atrodo, pasirodo čia taip. Gerai. O kuris po išgerimo labiau nori sekso? Geri mažiau, o nori daugiau, jo? Gerai. Kuris jūsų manymų turėtų vadovauti lovui? Jums puikiai sekasi, aš kiek suprantu. Gerai, o kuris vadovauja iš tikrųjų? Nu va, kaip viskas įsisprendė. Kaip jūs manote, gerbimoji publika, ar jie pažįsta vienas kitą? Taip, aplojam, jie pažįsta, gražinam. Tu esi gimdymo namuose? Tu sužinojus, kad gimė kažkas su draugais. Atžymėjai, ateini aplankyti žmonos. Bet ligoniniai karantinas. Visi langai uždaryti, į vidų neleidžia.
Jūs galite tik per langą susikalbėti pirštais. Va, dabar tu ateik čia, tu įsivaizduok, kad ateini iš už ką. Kas pas mus, berniukas ar mergaitė? Jis labai gerai parodė. Ar šitaip? Tipo šitas yra, ar šitą šis nėra. Jinai parodė žiūrovus. Ką čia reiškia šitas? Ne, viskas. Ne, sakė. Na ir paskutinis klausimas, kada tave išrašys? Už dienos. Pablokim jiems, jie susikalbėjo. Edita ir Manginas. Jūsų išbandymai baigėsi. Ir jūs, man atrodo, labai garbingai jos pražingsniavote. Viskas galima atsipūsti. Nervai. Visi ištampyti, bet jau jie daugiau nebebus tampomi. Those times you stood by me for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me, lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you loved me. Teisybė savo prasideda taip. Vien čia prie snausti, nebemegoti ir visus linksminti, šokti smagiai. Jo širdies neapgaus, mano siela priklauso nuo šiol tik tau. Aš tampu labai liūdnas, bet tavęs visą savaitę negalėčiau iškęst. Tu iš pajūrio, aš iš sostinės, savo rankos per savaitę tik kartą glostau myliu. Nuostabus tau, aš jaučiuosi buvo iš to. Aš šaukiau, žinau visi, visam žemyną lauksim mes, visam ilgesį. Spydi Gonzalesas kažkoks. Taip, jūs tai Valandėlę. valandėlę gerą praleidai, taip, aišku. O Tadas? Priklausomai ryte ar vakare. Jeigu ryte, Iki 12 valandų. o vakare? Iki 8. Iki 8, nuo vakaro iki 8, ryto, jo. Tai linai, taip. Kiek ilgai ten būni? Mano apie pusę valandos. Ne, užtenka pusvalandžio. Drąsiai. Taip. Ar sakot žmonai, draugai ar draugams, kai ten einat? Žino, mano. Žino? Tikrai? Gerai. O tavo žmona žino? Nežino. Žino. O sakai draugai, žmonai? Kartu pasikviečiu. Kartu. Gerai. O Linas pasikviečia ką nors? Ne, ta prasme,
Žino žmona? Ne, vienišas. Vienišas būni, pats su savim. Nu teisingai, kaip ir turi būti. Nu ir ką jūs ten dažniausiai veikite toj vietoj? Žiūriu. Vieną minutę, ja? O jūs ką ten veikite? Sportuojam. Sportuoja. Ir ten gal treniruoklių kokių yra? Supratau. O jūs ką ten veikite? Šoku, dainuoju, muzikuoju. Šokat, dainuojat, muzikuojat. Linai? Išdykauju. Bronį nusivestam, taip. Na, o Justas? Lady Gaga. Lady Gaga nusivestam. Normalu tadas. Magerda. Supratau. Lina? Bet rūkės. Irgi nori? Choru. Stabiliai, taip. Kada kitą kartą? Šeštadienį. Šeštas, kodėl toks tarpas ilgas. Linai? Rytoj. Na, tiksliausiai vis dėlto skelbiamas nugalėtojų Linas, nes jisai buvo šiandien geriausias humoristas. Kągi, Linai, jūsų laukia labai didelis prizas.
ką jūs mokate? Breiką moka šokti. Nereikia šokti polką. Visos publikos supratimu ir visų sutikimu mes skelbiam jūs nugalėtojais. Creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars, took pictures of the stage, so far from where we are. They made me think of you, they made me think of you. Oh, lights go down in the moment we're lost and found. I just wanna be by your side. If these wings could fly, oh damn these walls. In the moment we're 10 feet tall, and how you told me off the riddle. We'd remember tonight for the rest
on a bridge across the Severn on a Saturday night. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. Mes pradedame vakar dienos pelnytas nominacijas. Dainininkas, bet Gerglytė laimėjo Linas. Sakei, gulsi į ligoninę, šitau, kad būtų saldžiau truputėlį. Links, Raselė. Nėra, irgi miega. Irgi miega. Tavo, nu? Ne, čia tie, kurie pirmieji nuėjo. Tai čia Dalė ir Erlandas. Ir daugiausia diskusijų sukėlė šitą nominaciją šauniausia viešnia. Nes mes su jaunaisiais tarėmės ir pasirodo, kad čia visos viešnios buvo labai šaunios, bet kadangi reikėjo vieną išrinkti, tai po ilgų debatų nuspręsta, kad ši nominacija atitenka Aldutei. Padarysime parodiją iš populiarios laidos, dviejų populiarių laidų. Kviečiu šokti su manimi, čia sujungtos yra. Mes turime 4 poras, joms reikės sušokti po vieną šokį, neilgai, po minutę, nedaugiau. Bet kai pamačiau, ten ne visi išlaikė tą išbandymą. Jūratė Norvaišienė. Ir kadangi tai yra vienas ir tas pats, Vytenis Pauliukaitis. Mantas Bajor ir Viktorija Diana Kunauskaitė. Rumba. Kaip žingsneliai? Nelabai gal. Jūs neišgerės, kad šitaip kūgliai išmetėt? Šiandien negerėt, tai labai gerai, kaip tik filmavimas. Tai ką jūs galite pasakyti, dabar akių kontaktas? Nu, buvo šioks, buvo. Gerai, gal tada profesionalas? Jūratė. Nelabai gerai. Nei užpakalį nekraipė, nei nieko, nei senio nebuvo. Ką padarysi? Bet ir šokis nuostabu. Nelabai gerai, bet buvo nuostabu. Man čia asmeniškai nieko nebuvo, aš nieko nebuvo. Drauskasi, panaikšti, čia nematau jokio kontakto, jokio nieko. Gerai, o kaip reiškia Mantas vyrukas? Pasakysiu žodžius man. Gerai. Sau tai sau. Gerai, dabar jūsų balai 10 balų sistemoje. Jurijau 7, Jūratė 5. Nuostabu čia vadinasi. 5 yra nuostabu. Super. Tai, o kas bus 10, tada aš nelabai suprantu. Nelabai, nuostabu. Šoka antroji pora. Deividas Linas Meškauskas ir Katerina Ligita Varopaitė. Pasodobilis. Turi vedinti jautį, o ne kaitį.
kažkas pavyko porai. Man labai smagu, labai smagu. Ir labai gražiai sušoko, ypatingai bulius man labai jau nuotaiką pakėlė. Nu labai smagu. Nu, 5. Tai smagu ir nuostabu, kuo skiriasi. Pasijuokėm nusišokio. 5, jo. Nuostabu yra 5, smagu irgi 5. Vytenė. Na, man asmeniškai buvo čia panašu žvėrių karnavalą. Kartais pamatydavau žmonės, kai pradėdavau kalbėti. Bet iš tikrųjų man patiko. Labai gražiai, labai tvarkingai. Buvo akių kontaktas pagaliau. Bet tikriausiai pasiliksiu ant 7. 7. Kažkaip labai griežta komisija šiandien. Jurijau. Nu, aš nemačiau čia nieko gero. Palauk, aš gero irgi nemačiau, aišku, mes kalbam apie šokį. Šokis man tai šiaip savo. Šiaip sau, nu tai kiek Jurijau duodat? 4. Sadaiva Židonytė. Čia. Paploja, palaiko. 8. O, 8. Akių kontaktas, aišku, rytinis jau buvo ne čia, labiau čia. Vieno čia trūko, bet vis tiek 8 tai jau neblogai, pablogimės iš tiesų. Jurijau. O sukinukai? Nu, jie tokie nebuvo. Aš tai duodu 7. Va! Papirkta, 100% papirkta. Na, Jūratė. Man tai šiaip sau, man atrodo, kad jie mėgo kartu vienam kambarį. Komisija su šokėjais. Nu, man reikėjo kažko tai daugiau. 3. Samba. Žiūrėkit, kaip Rita terpia porą į pirmą vietą, matas? Ką? Neikite diskusijas, jie čia ne prie ko. Jūs komisija, jūs dirbat savo. Nu, man tikrai patiko. Nu, duosiu 10. Kadangi buvo ant galo akių kontaktas ir man patiko Sairė Ansas. Šiaip šokis toksai lengvas, patiko, grakščiai. Šauni pora, labai šaunu. Daugiau atsakyti. Tai čia jūs, reiškia, mėgojot vienam kambarį su jais, Mėgojau su jais vienam kambarį, ne vienam pastate. Justas ir Daiva. Po 18 balų. Antrąją vietą netikėtai laimėjo Mantas ir Diana, 19 balų. Na ir pirmoje vietoje Tomas ir Alma. Visose nominacijose. Čia gyvenimo šūkis, eina načios. Kaip prisigėriau. Daugiau niekada. Iki kito karto. Iki kito karto, taip. Tai va čia kažkas panašaus. Žinokit, tas gyvenimo šūkis labai panašus, va tas įeina načių ir tik iki kito karto. Atkreipkite dėmesį, ką aš pasakiau, iš tiesų labai panašu. Šok aukštai, krisk žemai. Beveik tas pats, eina načių, daugiau niekada iki kito karto. Nu, Mangirdo. Čia šūkis gyvenimo. Vaikšto ir rėkia. Ant visų, kas išpurvino mašiną. Gerai, iš tikrųjų jo gyvenimo šūkis yra gyvenkime geriau. Beveik į politiką gali. Dabar truputėlį Tu ant rankų jaunąją pakelki ir įspūdingai prie širdies priglauski ją. Būk žaismingesnis seksualus jauniki, juk dviese eisi per gyvenimą. Nuoširdžioji nuotaka nusišypsok, sparnuotas gyvenimas tavęs jau laukia.
Bet meilė lipšnus stiklas, tai žinok, ir laižyti vėjai te negaukia. Suspindo saldžioji suknelė, dosnu suskambo bokalai ir tostus už laimę jau kelia ir girdis gerbėmieji papai.